Šiandien pakalbėsime apie Konstantiną Galkauską, kompozitorių, dirigentą, chorų vadovą, pedagogą, kuris yra gimęs Vilniuje. Ir tai tokia asmenybė, kuri sujungia visas tautas, kurios gyveno ir gyvena Vilniuje ir kūrė. Ir Konstantinas Galkauskas pats jis buvo rusas, Lietuvos rusas, tačiau dėl jo tautinės priklausomybės ginčiasi net kelios tautos. Tai pavyzdžiui, Baltarusiai keliose straipsniuose yra minėję, kad jis yra baltarusių kilmės, nes jo tėvai buvo kilę iš Minsko ir Mogiliovo apylinkių. Tačiau tai senos bajoriškos giminės, lenkiškai lietuviškos. O pats Konstantinas Galkauskas gimė Vilniuje ir gyveno Didžiojoje gatvėje, nes ten jo tėvas turėjo būstą ir netgi restoraną, tai Palermo restoranas. Ir dėl to Konstantinas Galkauskas iš vaikystės atsimena įvairius vaizdus iš Didžiosios gatvės, kas tenais vykdavo, ir atsimena ir gatvės muzikantus, kurie po langais koncertuodavo su maža papūgėlė. Jam muzika patiko nuo pat ankstyvųjų dienų, nes ir jo mama mokėjo skambinti fortepijonu, ir vienas dėdė buvo choro vadovas, o kitas orkestro. Tai todėl jam tai buvo artima, o jo dvi seserys taip pat buvo labai muzikalios. Tai viena dainavo, kita grojo fortepijonu, ir jis nuo vaikystės mylėjo muziką, ir taip jis ir visą savo gyvenimo kelią nukreipė šią linkme. Pasimokęs berniukų gimnazijoje, kuri buvo dabartinė Vilniaus universiteto patalpose, netrukus jis pradėjo lankyti privačią muzikos mokyklą. Tačiau pristigus lėšų turėjo šios mokslus taip skaudančia širdimi apleisti trumpam, bet nuo muzikos niekada nenutolo, nes dar prieš studijas Peterburge konservatorijoje jau jisai Vilniuje organizavo koncertus. O tos studijos Peterburge, tai jis išvyko į tą miestą, į Rusijos imperijos tuometę sostinę, ir ten savo tokių užsidegimo dėka pateko pas vieną geriausių kompozitorių to meto Rusijoje. Tai buvo 5 tokie ypač vertinami aukštai ir liaupsinami ir garbinami kompozitoriai. Tai būtent Nikolajus Rimskis-Korsakovas. Ir pas jį mokydamasis jis buvo labai stropus mokinys, todėl net už mokslus jam neteko mokėti. Ir pirmą kartą jos istorijoje mokinys sukūręs operą buvo apdovanotas medaliu. Tai taip įvertinant jo tą kūrinį. Ir nors dažniausiai tuo metu kūrinius atspausdindavo, išleisdavo jau nusipelniusių kompozitorių, bet jam dar būnant studentu, jau minėtas Nikolajus Rimskis-Korsakovas pasirūpino, kad būtų jo kūrinys taip pat atspausdintas. Tai parodo, koks buvo gabus žmogus, kuris grįžęs į Vilnių iš karto ėmėsi darbo. Tai čia mieste suorganizavo ir simfoninį orkestrą, ir chorui vadovavo, ir Bernardinų sode kelis kartus per mėnesį tie koncertai vykdavo. O paskui po Pirmojo pasaulinio karo jau Konstantinas Galkauskas įsikūrė Pylimo gatvėje prie reformatų bažnyčios triaukščiame name. Ir savo pasiėmė tas patalpas gyvenamasias ne kažkokias prabangias, o kuklias palėpėje patalpėlėse apsigyveno, o ištaigingus 3 kambarių ištaigingas patalpas skyrė savo įkurtai muzikos mokyklai. Konstantinas Galkauskas rūpinosi ne tik švietimu, edukacija, bet ir rengė nemokamas netgi įvairias paskaitas vaikam, kurios turėjo stulbinamą pasisekimą. Tiesa, po kurio laiko finansiškai buvo sunkesnis laikotarpis Konstantinui Galkauskui, tai jam teko ir kino teatruose skambinti,
tuo metu kinas buvo dar begarsis, tai jis muzikuodavo ten ir įgarsindavo filmus. Labai įdomi asmenybė tuo, kad dirbo su visomis miesto bendruomenėmis. Tai yra, jis tiek su Lietuvių Vytauto didžiojo gimnazija, joje mokytojavo, organizavo chorą ir net ne vieną vaikų baletą yra pastatęs tos gimnazijos patalpose Jakšto gatvėje. O su rusų bendruomenė, miesto rusų bendruomenė, jisai Puškino gimnazijoje mokytojavo ir taip pat organizavo įvairius renginius, koncertus, mokė vaikus. Baltarusiai, neatsitiktinai jie sako, kad čia yra mūsų kompozitorius baltarusis, nes jis ir su baltarusiais aktyviai bendradarbiavo ir baltarusiškoje gimnazijoje, netoli Aušros vartų, kaip tik irgi ir mokė vaikus, ir ten bendradarbiavo su choro vadovu baltarusiu Rigoru Širma ir harmonizavo nemažai ir liaudies dainų, ir baltarusių poetų kūrinius pritaikydavo muzikai. Paminėjau kelias tas bendruomenės, bet jis taip pat ir su žydų muzikos institutu bendradarbiavo, ten mokė vaikus. Ir evangelikų reformatų bažnyčioje rengdavo koncertus ar vargonininkavo. O taip pat ir su miesto lenkų bendruomeniais rengdavo koncertus. Tai tokia tikrai įdomi asmenybė, kuri apjungia visas Vilniečių mažumas ir su visais puikiai sutarė ir kiekvieni turi apie jį tokių šiltų žodžių, kurių gali pasakyti. Na ir jis dirbo visą gyvenimą po Antrojo pasaulinio karo, dėstė konservatorijoje, tai ir buvo profesorius, tai irgi buvo visų labai mylimas ir net muziejuje čia turime nuotraukų iš jo laisvalaikio, tai netgi yra nuotraukų su mokiniais, kur praėjus net ir 20 metų kaip draugavo su profesoriumi ir leido laisvalaikį Pavilnyje. Na, Konstantinas Galkauskas net 40 metus gyveno Pylimo gatvėje prie reformatų bažnyčios, tame pačiame name, kur kelerius metus veikia ir jo įkurta ir vadovauta muzikos mokykla. O 6-ojo dešimtmečio pabaigoje jis persikėlė į tuo metu naujai pastatytą namą, kur apsigyveno nemažai muzikų. Tai yra pastatas, kuriame veikia šiuo metu Skalvijos kino teatras. Kaip tik jis gyveno 3-ame aukšte, virš įėjimo į šį kino teatrą. Tai jis, kadangi mėgdavo fotografuoti, tai yra išlikusi labai įdomių nuotraukų. Tai kai kurios nuotraukos darytos iš jo buto balkono įamžino dabar jau neegzistuojančius objektus, tokius kaip Švento Rapolo bažnyčios klebonijos nugriauti pastatai ar nugriautoji Raduškevičiaus, gydytojo Raduškevičiaus rūmų dalis prie Žaliojo tilto. Taip pat Kongresų rūmų vietoje buvusius kvartalus. Tai tos nuotraukos yra šiuo metu jau vertingos, nes matome jose išnykusi Vilnių, kuris jau nebeegzistuoja ir užfiksuotas būtent Konstantino Galkausko nuotraukose. O kadangi jis mėgo ir rinkti ir atvirutes, ir įvairias kitas nuotraukas, tai muziejuje turime ir jo kolekcijoje buvusias Stanislovo Fliorio nuotraukas, tai stereoskopinės, labai įdomios. Tai jose galima išvysti tokį 3D vaizdą jau senojo Vilniaus 20-ojo amžiaus pradžios įvairiose vietose. Tai tiek Rotušės aikštė, tiek prie katedros, Užupis, Bernardinų sodas. Labai vertingos nuotraukos. Konstantinas Galkauskas, be to, kad jis buvo muzikas, taip pat mėgo ir poeziją. Ir ne tik mėgo, bet ir kurdavo nedidelius kūrinėlius. Yra sukūręs didiesiam kompozitoriam, pavyzdžiui. Tai ten tose trumpose kūrinėliuose jis mėgdavo kažkokią
tų kompozitorių kūrybos ypatybę išskirti ir taip įdomiai muzikaliai surimuoti. Taip pat jis yra sukūręs ir kantatų Čiurlioniui arba Basanavičiui. Tai irgi įdomus dalykas, kad jis bendradarbiaudamas su įvairiom bendruomenėm, su jomis buvo labai artimas. Ir todėl neatsitiktinai ir lietuviai laiko jį lietuvių kompozitoriumi, kuris labai prisidėjo prie tos muzikos plėtotės lietuvių bendruomenėje. Jis Vilnietis būdamas bendravo ne su kažkokia viena bendruomenė, o būtent apjungė visus Vilniuje gyvenančius žmonės, tautas ir lygiai su visais bendraudavo, todėl tai tokia įvairiapusė įdomi asmenybė, apie kurią galima pasakyti, kad jis savas tiek tarpukario ir pokario lietuviams, tiek ir baltarusiams, rusams, juk dėstė Puškino gimnazijoje ir imperatoriškoje mokykloje dar caro laikais, tiek ir kitom bendruomenėm. Žydų mokykloje mokė vaikus, reformatų bažnyčioje koncertuodavo. Tai tikrai ta asmenybė tokia neeilinė, įdomi ir tolerantiška įvairiom bendruomenėm, ir kuri verta prisiminti. Ir įdomu tai, kad, pavyzdžiui, ne tik reformatų bažnyčioje rengdavo koncertus ar vargonininkavo, bet Sentikių bendruomenė yra parašęs himną. Tai tikrai jisai tuo ir įdomus ir vertas prisiminti kompozitorius, kuris apjungia savyje daugiakultūrę Vilniaus bendruomenės.